Norint daugiau peržiūrų, pripažinimo, populiarumo ir šlovės, socialinių medijų kūrėjai ryžtasi atlikti vis daugiau. Tai natūralu. Žiūrovus nustebinti šiais laikais darosi vis sunkiau. Kartais tos pastangos dėja virsta net mirtimi. Šiandien jums papasakosiu apie interneto žmones, kuriems turinio filmavimas kainavo gyvybę. – 2017 birželio 27 mergina vardu Mona Lisa Perez socialinėme tinkle Twitter paskelbė įrašą. Aš ir Pedro tikriausiai ketiname nufilmuoti vieną pavojingiausių vaizdų įrašų. Jo idėja, ne mano. Mona Lisa ir Pedro Ruizas buvo jaunų amerikiečių pora, kurie nusprendė išgarsėti YouTube'e. Patalpinus keletą video su nekaltomis išdaigomis, jie daug dėmesio nesusilaukė. Todėl pora nusprendė, kad reikia padaryti kažką didelio. Vaikinas sumastė, kad reikia atlikti triuką, kai Mona Lisa galingu Desert Eagle pistoletu šaus į jį per beveik 4 cm storio enciklopediją, kuri neva turėjo Ruizą apsaugoti. Show you how big this bullet is. Here's my watch, G-Shock, and watch the length. The length of this bullet is the entire face of my G-Shock. Visą tai susirinko pažiūrėti apie 30 žmonių. Tarp jų šalia buvo ir jų 2-3 metų vaikas. Deja, knyga kulkos nesulaikė ir įsmigo tiesiai į vaikino krūtinę. Tuomet Mona Lisa iškvietė pagalbą. Atvykę medikai paskelbė Ruizą mirusiu vietoje. Šūvio metu mergina laukėsi jų antrojo vaiko. Dėl netyčinio antrojo laipsnio nužudymo Jungtinių Amerikos valstijų teismas merginai skyrė 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, 10 metų probaciją ir draudimą turėti bet kokį šaunamąjį ginklą visą likusį gyvenimą. 2024 Liepą gyvos transliacijos metu mirė iš Kinijos kilusi kūrėja Pan Xiaoting. Jos metu mergina darė 10 valandų persivalgymo seansą. Tuomet ji valgė pyragą, vištieną ir jūros gėrybes. Tai ji darė norėdama į savo transliaciją pritraukti kuo daugiau žiūrovų, kurių dalis jai skirtų kuo daugiau finansinės paramos. Transliacijos metu mergina suvalgė apie 10 kg maisto. Kai galiausiai vienu momentu kūrėja tiesiog susmuko prieš kamerą ir daugiau nebeatsikėlė. Pagalbą iškvietė ją stebėję žmonės. Skrodimo rezultatai parodė, kad jos skrandis buvo stipriai deformuotas ir pilnas nesuvirškinto maisto. Mergina mirė, nes jos skrandis nuo maisto pertekliaus plyšo ir skrandžio rūgštis bei maistas pateko į pilvo ertmę. Žana Samsonova buvo maisto ir sveiko gyvenimo būdo influencerė Instagram platformoje. Žmonės ją sekė dėl mitybos patarimų, receptų ir norėdami sekti jos ekstremalų gyvenimo būdą. Hello my beautiful friends, it's a Champadak season in Thailand and I invite you to join my lunch today. So I'm very happy because this is my favorite fruit. Ji daugiau nei 10 metų valgė tik vaisius, jų sultis, kokteilius ir saulėgrąžų daigus. Ir tai buvo visa jos mityba, kurią savo sekėjus ji ragino išbandyti. Negana to, 39 moteris dažnai mėgo badauti, net visiškai nevartojant jokių skysčių. Apskritai, Žana net 6 metus buvo negėrusi nei lašo vandens. 2023-aisiais keliaudama per Malaiziją ji sunegalavo, todėl nuvyko į ligoninę. Tačiau ten ilgai neužsibuvo. Pasirašė dokumentus savanoriškai gydymo įstaigą palikti. Einant koridoriumi ji sukrito ir numirė. Skrodimas parodė, kad jos mirtis buvo susijusi su bado, išsekusio kūno ir netinkamos mitybos sukeltų negalavimų. Nustatyta, kad ji jau kurį laiką turėjo bėdų su širdies veikla, dėl ko ji ir nustojo plakusi. Noriu trumpai papasakoti apie šio epizodo rėmėją Seilį. Žinau, kad mėgstate keliauti ir tai daryti nevaržomai, bet manau, kad su Seilį programėle telefone tai galite daryti dar lengviau. Jau turbūt dauguma puikiai žinote, kaip veikia Seilį ir kaip išvengti to momento, kai nusileidi kitoje šalyje ir iš karto jau reikia galvoti, kaip prisijungti prie interneto. Su Seilį eSIM funkcija gali susitvarkyti dar prieš kelionę, o atvykus iš karto pasijungti mobiliuosius duomenis ir būti ant ryšio. Nereikia ieškoti brangios vietinės SIM kortelės, stovėti oro uoste prie kiosko ar permokėti už jūsų operatoriaus duomenis.
Artėja ruduo, daug lietuvių nenori, kad baigtųsi vasara ir vyks saulė pasidžiaugti svetur. Jei tai jūs, prisiminkite šį pasiūlymą ir su mano kodu 3 lentyną gaukite 15% nuolaidą. Kuponą galite įrašyti patys, nuskanuoti šį QR kodą arba paspausti nuorodą iš video aprašymo. Ačiū, kad išklausėte, ačiū Seili, kad remia mano turinį ir dabar jau galime grįžti į epizodą. 2024 Liepą Mumbajaus influencerė Anvi Kamdar socialiniams tinklams filmavo turinį prie Kumbhe krioklio Indijoje. Turinio kūrėja kartu su 6 draugais filmavo Instagramo vaizdo įrašą, kai netyčia paslydo ir nukrito apie 100 metrų žemyn į krioklį. Gelbėtojai skubiai atvyko į įvykio vietą ir pradėjo Kamdar gelbėjimo operaciją. Tačiau nors mergina nukrito ant kietų slidžių uolų, ją gelbėtojai po maždaug 6 valandas trukusios gelbėjimo misijos ištraukė gyvą ir sąmoningą. Ji buvo nugabenta į netoliese esančią ligoninę, kuriai buvo taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija. Tačiau ilgai netrukus dėl patirtų sužalojimų ji visgi mirė. Nors tai gali nutikti kiekvienam, labai svarbu filmuojant neprarasti budrumo ekstremalioje aplinkoje. Timothy Wilksas buvo 20 metų amerikietis, kuris labai norėjo išgarsėti internete. Tai padaryti jis nusprendė įvairiais prankais, tai yra išdaigomis nepažįstamiems žmonėms. 2021-aisiais jis ir jo draugas atvyko prie šeimoms skirto batutų parko. Privažiavę prie atsitiktinės grupės žmonių stovėjimo aikštelėje, jie išsitraukė didelius peilius ir inscenizavo apiplėšimą. Vienas iš grupelės žmonių nedelsdamas išsitraukė ginklą ir šovė į užpuolikus. Timotis nuo patirtų sužalojimų mirė. Nors tai buvo išdaiga, apie tai žmogus nežinojo. Jis nebuvo nei suimtas, nei patrauktas atsakomybėn, kadangi panaudojo ginklą savigynai. 30-metis rusas Dmitrijus Nujandzinas buvo fitneso treneris ir influenceris, kuris reklamuodamas savo svorio metimo programą sekėjams mirė labai apmaudžia, tačiau nuspėjama mirtimi. Jis kelias savaitės kasdien suvartojo apie 10 000 kalorijų. Visą tai dokumentuodamas savo Instagrame. Jis taip siekė priaugti daugiau nei 23 kg. Vėliau jis planavo numesti svorį naudodamas savo sukurtą fitneso programą. Tačiau eksperimento metu vyras pasijuto blogai. Apie savijautą jis pasiskundė draugams, sakė ketinantis apsilankyti pas gydytoją. Tačiau nuėjęs miegoti jis nebeatsikėlė. Miego metu jam sustojo širdis. Per mėnesį Nujandzinas buvo priaugęs beveik 14 kg. Savo svorio priaugimo dietai jis pusryčiams valgydavo lėkštę bandelių ir pusę torto. Pietums beveik kilogramą koldūnų su majonezu, visą dieną užkandžiaujant bulvių traškučiais. Vakarienė jis dažniausiai valgė mėsainį ir 2 mažas picas. 2024 Brazilijos influenceris Diego Santos savo socialinėje medijoje pasidalino, kad tądien per gyvą transliaciją yra žiūrovams paruošęs kai ką ypatingo. Tačiau fanai tos transliacijos taip ir nesulaukė. Diego tuomet buvo atvykęs prie Salto Grande ežero, kur prieš gyvą transliaciją su draugais filmavo vaizdo įrašą, kai juokais naudoja vandens bačką kaip plaustą. Befilmuojant, talpykla nuo kranto netikėtai nutolo. Santosas ėmė panikuoti, todėl jis šoko į maždaug 3 metrų gylio ežerą ir nuskendo. Diego draugai jį dar bandė gelbėti, tačiau jo užčiuopti nebepavyko. Brazilijos socialiniuose tinkluose po šios žinios užjaučiantį komentarą surasti buvo sunku. Dauguma vyro nepasigailėjo net po jo mirties. Dingusi jaunystė, narkomanai be ateities perspektyvų. Gamta tau dėkoja. Šie žmonės net žuvims akimirkos ramybės neduoda. Panikos priepuolis, apsvaigęs narkotikais, štai kas tai. Šiandien tiek. Šiaip darant šį epizodą netgi buvau pagalvojęs, kad filmuodamas esu atsidūręs tokiose vietose, kur bet kada tai galėjo baigtis labai negerai. Na bet namie juk visą gyvenimą nesidėsi. Svarbiausia, tik niekada neprarasti budrumo. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Kaip visada, labai prašysiu paspausti patinka mygtuką ir prenumeruoti mano kanalą. Iki kito karto.